Na ką, tai toliau dirbtuvėse Kawasaki Z6P. Šviežias, visai neseniai prasisuko 1000 km, kaip sakoma, bet, kaip čia pasakyti, nelaimingo atsitiktinumo ir netinkamai sukritusių aplinkybių dėka, jeigu taip galima įvardinti, tad motociklas truputėlį apsikramtė. Va čia plastikėlis biškį pasikramtė šitas, čia taip kaip nagais nudraskyta rankenėlio pasidraskius ir užlinkus, bėgui kojelė, susiraitė ir užlinko. Apsikramtė truputėlį va šitas dangtelis ir, žodžiu, reikia kažkokiu tai būdu šitą visą reikalą paremontuoti. Būdas, ko gero, vienintelis yra detalių pakeitimas, pats pigiausias ir greičiausias. Reiškia, taip pat uždėsim šoninius gripus, kur laiko kojas, taip pat uždėsime čionais, kad užtrauktukas netrintų bako, reiškia, nedraskytų, negadintų vizualiai. Taip pat turime ir vieną tokį visai fainą dalyką. Latvija jos pardavinėja, vadinasi Crazy Iron. Ir va tokie dalykėliai, kad nesigadintų bent jau motociklas, jeigu jis netyčia ir parvirsta. Taigi visai aš, kaip čia pasakyti, šitos dalykus, reiškia, Latvijai platina Europoje. tą dalyką, tai jiem aišku reikia e-mailą parašyti, kadangi internetiniai parduotuvėje siuntimo kaina į Lietuvą yra kažkokia tai kaip minimum neprotinga, reiškia, sakykime taip. Tai, bet kiek ant kelių motociklų čia teko tokius dėt, reiškia, tai žinokit, visiškai rezultato esu patenkintas. Dizainas tikrai neblogas, reiškia, ten kritimo aišku niekas nebando ir kaip sakoma, gero ir niekada ir nebandys, specialiai bent jau. Bet bent jau tas motociklas uždėjus šitą nesąmonę neatrodo blogiau negu kad atrodė prieš tai. Misija yra, kaip čia pasakyti, pirmiausia, tai galbūt pakeisti visus šitos originalius dalykėlius, kurie čia priklauso šitam motociklui ir pasižiūrėti, kur aš čia juosgi pasidėjęs. Dabar esu pasiruošęs sumontuoti, sudėti, sunaudoti. Taip, o gero čia plastikėlis, šitas daiktas, rankenėlė. Vienas plastikėlis čia yra tas prie radiatoriaus. Čia yra šoniniai gripai, rankenėlė. O, kiek šitų detalių prieina, aš nespėju čia su jom suktis, reiškia taip. Ir dar ten kiti dalykėliai, kiti motociklam. Kojelė šoninė ir Kawasaki šitas reikaliukas. Bendroji sumoje, aišku, nelabai pigiai gaunasi, bet tai bėgių kojelė ateina va tai nauja. Trūksta tik ant jos gumelės. Tai mes panaudosime seną, per 1000 km jinai tikrai turbūt nespėjo susidėvėti. Šito daiktas yra pusė ir aš kaip matau, kad jisai tvirtinasi prie tos viršutinės plasmasės. Net nežinau ar dėt, gal uždėt, aišku, bus žmonėm gražiau, mieliau reiškia. Ir rankenėlės, aišku, sankabos ateina tik tai pusė, reguliavimo dalis yra, likusi tenais visiškai gera, jos nėra tikslo mainyti kažkokią tai kitą. Tai, kad ir kaip aš norėčiau dėti tas plasmasės rankenėlės, pirmiausia, ko gero reikia išsiaiškinti su dangtelio, kaip čia pavadinti, padailinimo, reiškia, ir kažkokiu tai būdu norėtųsi jį šiek tiek padailinti, kad, kaip čia pasakyti, baigėsi dažai gyvatės, kad pradžiūtų tie dažai, kol aš čia, kaip sakoma, galėsiu tvarkyti su visom kitais dalykėliais. Ir be abejo, viskas prasideda nuo pariebalinimo ir pabandysime padažyti, pasižiūrėsim, kas išeina. Ne visą dangtelį dažyti, tik tai, kaip sakoma, norėtųsi tos griovelės pritepti. Kažkokiu tai būdu, dar nesugalvojau kaip, bet rezultatą tikrai pamatysim. Taip, tai dažymo rezultatas atrodo štai taip pat. Reikia dar paskui pasižiūrėti, ar nudžius tie dažai į matinę spalvą. Teoriškai turėtų, kaip ten bus iš tikrųjų, matysim paskui kažkada, tai kai uždėsiu lankus šitos Crazy Iron.
Taip, tai dabar tada reiškia galima eiti ko gero šitą plastikėlį pakeisti, nukrapštyti. Kad jį nukrapštyti, be abejo, reikia keletą varžtelių. Labai nesudėtingas reikalas, reiškia 1, 2. Ir jeigu neklystu, yra 2 ar daugiau. Reikia šitą nuimti ir šitą reikia nuimti. Tai čia daugiau varžtelių negu keletą, reiškia. Žodžiu, reikia jo čia paradyti truputėlį daugiau negu kai tikėjausi. Nu, bet ne pirmą kartą, ne? Tai dabar galvoju, kad aš turbūt tokia dar ir nebuvau ardęs, neprisėjo, reiškia, šitos paskutinės kartos Z6PM ardyti, reiškia, bet kad nuimti šitą plastikėlį, nereikia nuiminėti to viršutinio, visgi išsikrapšto jisai atsegus visas šitas šponkutės. Nu, tai keli varšteliai ir kelios šponkutės ir viskas detalė rankose. Tai taip kaip ir įtariau, jinai susisega, reiškia, o čia 2 varšteliais, reiškia, ir laikosi už, viena už kitos, žodžiu, laikosi. Mes šitą pamainom, o šitą pamainysim kada nors gyvenime, kai Kawasakis ją turės in stock. Šiuo metu, nu kaip čia pasakyti, nu nėra galimybės nei užsakyti, nei nupirkti, nei kažkokiu tai kitokiu būdu. Oho, nulūžė. Gyvatė, nu. Dabar reiks priklijuot, biškį tą bent jau laikinai. Nu reiks, tai reiks, priklijuosim. Nu va, truputėlį klijų. Į detalę laikosi, kaip čia parodyti dabar. Biškį pasnargliavom. Ir kurį laiką laikysi. Ta prasme, iš esmės, priklijavimas čia tik tai reikalingas dėl vienos priežasties, kad nepamesti varžtelio. Nes jeigu jį pasidėsi kur nors, tai čia yra garantuotas prašykimas 100%. Reiškia, tai vat, susukt ir sudėti vietą. Bent jau šita detalė nebus, nu kaip čia pasakyti, tokia badanti akis. Ir galima bus dabar jau, sakykime, laukti tos kitos. Nu, čia tokia labai jau nukramtyta, reiškia. Vienas kraštas, kitas kraštas. Tai čia dabar graži. Tai vat, dabar beliko rankenėlė ir kas čia dar beliko. Labai nedaug liko jau. Tai čia viena guma ir antra guma, liktai tik tai yra jo. 2 gumas, oi, ne ten rodau. Taip, viena guma. Įspaudžiam, susispaudžia su to plastiku labai nenoriai. Davai. Nu, visai nenoriu susispaust, labai nelenda, reikėjo gal biškį pamozos, ko nors, kad būtų lengviau išimti, aišku, paskui. Nu, tiek tos, dabar jau nebemozosiu. Nagi, va. Užsikabino labai gražiai. Viskas savo vietoj. Labai dailiai laikosi. Kelios šponkelės. Reikia tik įspaudžiant, įsitikinti, kad įsistatė į savo vietą ir laikosi ten, kur turėtų laikyti savo, kaip sunkiai. O. Gražu. Gražu. Tiesa, jeigu sunkiai lenda ta šponkutė, tai reiškia, kad jinai neįsistatė iki galo ir ne viskas ten taip gerai, kaip norėtųsi. Nu, žiūrėkit, net kruštėnai neužlinko. Viskas savo vietoje. Gražu žiūrėti. Prisukti reikia. Kur šitas suktukas? Taip. Vienas varžtelis. Ir kitas. Nu va. Ten į gumą įsisuka, reikia dar biškį dadėti. Nu žiūrėkit, dailiau biškį, ne, jau viskas. Tai pas Kawasakis, daugelį Kawasaki, iš tikrųjų sankabos rankenėlę neišsiema. Neišsiema tik tai, kaip sakoma, atsukus rankenėlės varžtą ir yra būtina pasitraukti, nu, arba bent jau kažkaip atsipalaiduoti, reiškia šitą reikalą visą su pačia rankenėlė. Nu ir čia toliau vienas varžtelis ir viskas, tik labai svarbu yra nenulaužti vieno dalykėlio, kuris vadinasi sankabos mygtukas. Gyvatė neina, nu. Netinkamą raktą pasiėmiau. Taip, tai mygtukas yra labai svarbus. Nu kas čia dabar darosi?
Ir šitas netinka štai. Tinka, viskas gerai. Taip, ką aš ten minėjau prieš mygtuko mintį. Jo, tai yra svarbu nenulaužti sankabos, to išspaudimo mygtuko indikacinio reiškia, nes tas motociklas tada neužsives, jeigu netyčia užgestų ant bėgio. Yra dar svarbu neužlankstyti sankabos troso, kad į krūvelės gyvatį neatsisuka. Na gyva, kažkaip atsisuko. Ir vieną dalyką reikia turėti minty, aš jau čia esu girdėjęs iš žmonių, sako, ne tas varžtas įdėtas. Nežinokit, brangieji, varžtas čia yra pilnai su sriegiu ir jisai pilnai užspaudžia tą rankenėlę, reiškia, jeigu taip jau galima sakyti. Ir ta pati rankenėlė juda, arba sukasi, nežinau kaip čia pavadinti, reiškia per, kaip jis vadinasi, per įvorę. Vat štai tą, per tą įvorę, reiškia, viskas čia sukinėjasi, juda ir kaip sakoma, vyksta visas veiksmas. Tai va, tai rankenėlės dabar pusė, matot, yra nusijama, per įvorį išsitraukia, reikia tik nepamesti vieno daikčiuko, kuris vadinasi spiruoklė. Jis labai lengvai iškrenta ir niekaip kitaip nesilaiko. Jūs nieko nematot, nes nukrito kamera. Taip, spiruoklė, rankenėlė ir įvorėlė. Davai, jums vėl nieko nesimatova. Ir viskas. Ir šitas daiktas perinktas, perdėtas. Rankenėlė dabar jau yra tiesi. Šitą galbūt buvo galima dar čiūčiut patiesinti, bet pabraižyta. Kaip sakoma, bado akis ir trukdo naktį miegoti. Tai kad nepamest, kokio ilgio buvo šita traukutė, kad nepasikeistų šitos kojelės pozicija. O gal ne dabar sulinkus, gal vis tiek reikės perreguliuoti. Gerai, nesvarbu, reiškia, aš vis tiek pasimatuoju, kaip čia pasakyti, tą atstumą, kiek yra tarp veržlių prie užsuktos padėties. Ir galima tada įsivaizduoti, kad pataikysiu tinkamai. Aišku, darbas yra skirtas ne viena ranka daryti. Visi žinom, ką reikia viena ranka daryti. Taip, turėtų būti gerai dabar. Per daug pritraukiu, kad į kurvelės, kažkaip vis tiek pavyks man vieną ranką padaryti. Ne viskas taip paprasta, kaip atrodo. Va, 21,8 rodo. Tai dabar tik tai pasvapinti reikia ir nauja bus, kaip sakoma, vietoje. Kai jau stovi nauja kojelė vietoje, tai belieka tik tai nuvalyti tepaliuko perteklių, kad jisai čionais, kaip sakoma, nerinktų smėlio. Ir uždėti šitą daikčiuką, kuris labai šlykščiai nusiėmė nuo senosios kojelės, bet užsideda kur kas lengviau, nes biški šiek tiek pamozojau šiokio tokio, reiškia, riebalų, kad tas reikalas, kaip čia pasakyti, nesipriešintų. Viskas nusivalė, gražu, švaru dabar, kaip daktaras prirašė. Tiesa, šitas daiktas, žiūrėkit, normaliai čia atrodo, visiškai, kaip sakoma, bent jau neblizga, akis nekrenta. Kaip bebūtų, geriau negu nieko. Gerai, tai kas čia man dar beliko? Lipdukus gal paskui, gal pirmiausiai dabar tada norėtųsi. Kam aš čia įvalau dabar, blemanu? Gerai, tai pirmiausiai man tada norėtųsi uždėti kaip jisai vadinasi, rėmelį tą. Čia, gal nuo šitos pusės pradėsim. Tai komplekte mes turime prie viso šito reikalo dafiga visokių varžtų, įvorių.
du plastikinius kamštelius. Šitas slideris turbūt vadinamas, kuris dedasi čionais. Jo, teisingai, su metalinė reiškia. Metalinė šituo reikalu ir čia visokių dar daikčiukų yra. Taip, tai mes pirmiausiai prisukinėjom kairės pusės šitą reikalą. Kairės pusės reikalas yra panašu, kad šitas. Jo, tas kitoks. Šitas. Ir čionais mums reikia prisukti pirmas varžtas. Pirmas varžtas M10 125 203. Šaiba, grover, slider, Cam 10. Nesuprantu, kaip čia viskas išeina, bet čia varžtas. Ai. Slider 410. Va taip. Čia pirmas. Trečias. 10 125 23. Šaiba. Trečias. M8 30. Проставочная втулка. Šitas, что ли? Taip, batareikos pasirodo neamžinos. Tai gerai, kur mes ten baigiam? Šitie dalykėliai eina kiaurai, taip išeina. Aha. Tai kaip čia dabar padaryti? Šitas susijungia, tai gerai. Trečias. Проставочная втулка 20 10 20 12 10 ir grover šaiba štanga D13 20. M8 30. Tai varžtas čia yra. M8. Gerai. M8 проставочная втулка 20 10 grover šaiba štanga. O šeštas шпилька из пятого. Постановочная втулка 20 10 57 гайка шайба. Nu, žodžiu. Tingiu skaityti iki galo. Tai mes tik tai pagal paveikslėlį, reiškia, toj pačiai tai reikalą ir sudėsim. Dar vieną dalyką reikia paminėti, kad komplektovčikas krasavčikas. Tai gal ir komplektas visai nieko bus. Nu, o šitos reikalus visus biški PTFE šiek tiek, kad būtų nors truputėlį vandenį atstumiantis, kaip be būtų, jie aišku yra cinkuoti ir tinkamai padengti, reiškia, bet nu, kažkaip aš nepasitikiu. Tai beveik pagal instrukciją reikia išsisukti šitą varžtelį. Nu ir dar visai neblogai turėti tinkamą įrankį, kad tą dalyką padaryti be didesnių problemų. Šitos varžtelius reikia išsaugoti, jeigu kada nors gyvenime norėtųsi grąžinti atgal ir nuimti tuos sliderius, reiškia. Taip, šitas varžtelis išsisuka. Kodėl jis neišsisuka? Nagi. Davai išsisuk. Nu, išsisuko. Išsitraukė. Čianais įsideda va ta viena įvorė. Štai tokia vat. Ir reikia ką dar padaryti? Reikia dar atsukti va štai tą varžtelį. Jisai atsisuka iš kitos pusės. Čia yra varžtas, kuris eina per visą variklį. Kažkaip tai man čia viskas negerai krenta. Veržlės. Yra gerai. Ir kitoj pusėje visą tą reikalą tada dabar ištraukti. O kaip jį ištraukti? Jis nelabai nori išlysti. Gal reiktų kažkaip tada išsukti. Dar man kažkaip norėtųsi prieš išsukant šiek tiek pasiremti variklį. Nu kažkaip tai taip. Noras toks užėjo. Labai džiaugiuosi, kad viskas pragalvota ir išsitraukė neišardant kitų detalių, kažkokių tai papildomų. Aš tik tai neatsinešiau to varžto. Žioplys.
Nu, nieko, galima dar kartą nueiti. Ne pirmą kartą, kaip sakoma, jau žingsniuoju aš šiandien pirmyn atgal. Tai va, šitas varžtas aišku ilgesnis negu tas originalus, bet tai čia tik tai tam, kad atitraukti visą tą reikalą nuo variklio šiek tiek į šoną. Taip, kaip čia dabar padaryti, kad man būtų lengviau įdėti, reiškia, reikia uždėti šitą, tada šitą, kažkaip tai taip, kad biškį lystų. Nu jo, aš jau įsivaizduoju, kaip aš vieną ranką šitą padarau, tenka dviem dirbti. Taip, čia nėra šaibas, yra šaiba, gerai. Nagi, lendam. Aišku, biškį stringa. Taip, čia man iškrito veržlikė. Ir reiktų įstatyti atgal. Čia vat. Ir toliau varžto, nors kažkoks prikabinimas. Nu, davai. Taip, aš vėl veržlikę pamečiau. Statom atgal. Negerai. Vėl negerai. Opa. O tai, įsisuko. Dabar reikia įsukti šitą. Ant štai taip pat. Nesupratau, kodėl iš čia taip labai jau atsitraukęs yra. Gal jie aišku reikia sutemti labiau. Nu gal. Tebūnie. Reiškia, mes, sakykime, darysim viską pagal instrukciją. Taip, čia yra įvoriai įsideda. Taip, kuri čia nais. Ir šitas vat reikalas. Man nesusieina. Nesusieina, kodėl? O nesusieina, nes šitas kažkaip nusislinkęs į šoną. Tai vat, kaip sakoma, atrodo 5 minučių darbas, pasirodo ne 5 minučių darbas, kažkaip tai va čia taip vat viskas biški nusislinkia į šoną. Nežinau aš kodėl čia taip yra, bet matyt, kaip čia pasakyti, virinant gal. Kaip nors persitempė į šoną, reiškia, ir visas tas reikalas. Ir, kaip sakoma, truputėlį, nu, susilinko, susigadino. Ir va dabar yra toks reikalas, kurį reikia kažkokiu tai būdu išspręsti. Nelabai norėtųsi čia jį labai stipriai veržti, bet bent jau pradžiai, nu ne, nesusieina. Tai reikia tada atleisti šitą kiek įmanoma daugiau, pabandyti kažkokiu tai būdu sutempti tą metalą į vietą. Nu gerai, to jaus. Tai viskas pavyko, brangiai. Problema buvo šitoje įvorėje ir tas reikalas čia nais, kaip sakoma, išsisprendė, nu, karočią, neskaityti instrukcijų kartais nėra gerai ir nu, va taip ir išeina, reiškia, kad reikia tada pagalvoti ir pasikankinti, reiškia. Žodžiu, laikosi viskas savo vietoj, kaip sakoma, gražiai, ne kampu. Ir, nu ir viskas, ir vat įvorę uždedam. Ir viskas tada grįžta į savo vėžes, taip kaip turi būti, reiškia. Niekas niekur nebekliūna ir nieko nebetrūksta, reiškia. Tai dabar reikia kitą išsukti. Ir vėl gaikį pamečiau, nu. Ai, kur velnes.
čia biški sunkiau tą dalyką įsukt, kur dabar varžtas. Slepiasi varžtas, nenori būti įsuktas. Taip. Užsimauna, užsideda viskas gražiai, beveik idealiai. Varžtelis. Nu, anas kažkoks tai biški buvo, aišku, sunkiau užsidėjo negu šitas, šiek tiek. Bet dar ne pats baisiausias variantas, esu dėjęs iš tikrųjų ir prastesnės konstrukcijos daikčiukų, kurie, nu kaip čia pasakyti, užsideda kaip minimum ne taip sėkmingai kaip šitas, kur, sako, turi tikt, iš tikrųjų nihrena nieks netinka. Taip, tai vat, reiškia, nu jo, čia reikia palaikyti iš kitos pusės, o čia reikia įstatyti veržlę. Nu toj, brangiai, žodžiu, prisuku, galėsim pasižiūrėti bendrą vaizdą. Nu ir kadangi, kaip čia pasakyti, čia yra tų blizgančių varžtelių, reiškia ir visa kita, bet ai, man kliūna. Aš bent jau kažkaip tai padažysiu šiek tiek tą visą reikalą, kad ne taip kristų blizgutis tas į akis. Nors kažkiek tai, nu, sakykime, gal nereikia, bet galiu, tai nesudaro didelių problemų. Nu va. Taip, nelabai man čia nori dažytis visai, bet slidus gyvatė, bet čia turbūt nuo to pačio antikorozinio lubrikanto, reiškia, kuris buvo suteptas varžtas, tas ir aišku apsičiupinėjo ir šitas visas reikalas su šituo dalyku. Nu ką darysi? Jeigu nusivalys, tai visada galima padažyti dar kartelį. Nematau bėdos. Panašu į teisybę. Kažkokia tai gal ir nestebuklas, bet truputėlį dailiau viskas atrodo. Norėtųsi gal kad tamsiau biškį mat. Bus gerai. Nu ir aišku, va čia vat. Čia jis visai nereikalingas toksai blizgutis, kad nesimatytų kaip minimum. Čia užsidėjo duoti kamštelį, reiškia, tai ten dažyti nereikia. Gražu bus ir taip. Nu va, tai Crazy Iron, kaip sakoma, daikčiukas yra sudėtas. Susidėjo tikrai nesudėtingai. Nežiūrint į tai, kad reiškia buvo vienas nedidelis niuansas su, nu to reikalu, kaip jis vadinasi, instrukcijos neskaitimu, jeigu taip galima įvardinti. Ir visai dailiai tas motociklas atrodo su šito dalykėliu, reiškia. Iš toliau pažiūrėjus neatrodo, kad jis būtų labai kažkoks praplatintas ar čia padidintas tas motociklas, gal tik tai važiuojant reiktų turėti minty, kad čia toks daiktas yra. Nu ir dailu, visai neblogai atrodo tas dalykas. Tai gerai, kaip sakoma, antra pamaina tęsiasi toliau. Liko dabar užklijuoti šitos lipdukėlius šiandien iš kraštų ir tą vat Kawasaki, reiškia, čia jau labai gerai matosi, kur striukė trina tą kuro baką. Nu gerai, tai čia reikia biškį pavalyti kažkokiu tai riebaliuku, riebalų nuėmėjų, aišku, vėl šį kartą pasinaudosime White Spiritu, kad tas visas reikalas tikrai prisiklijuotų, kad nebūtų kažkokių tai ten silikonų belikę, reiškia, kažkokių tai nuo plovimo priemonių ar dailinimo priemonių, reiškia, ir nulaikytųsi, kaip minimum. Nu ką, tai reikia pradėti nuo šito reikalo ir kažkaip norėtųsi nesugadinti viso to dalyko. Kawasakis labai gerai duoda, reiškia, du prakirpimus, tuos, kad būtų galima išsicentruoti tarp linijų tą daikčiuką. Nu ir aš sakyčiau, kad norėtųsi, kad žemiausia vieta būtų čia, kadangi paskui bakas pradeda leistis jau žemyn. Tai plius minus, reiškia, gal netgi čiut aukščiau reiktų jį lipdyti. Kaip čia dabar paklijuoti? Nu, pamečiau.
Nu, va, kaip tik. Nes paskui jau bakas pradeda linkti ir tas daiktas tiesiog elementariai nesilaikys, jeigu neteisingai užklijavus. Tai va, o čia yra toks va daiktas, reiškia, kuris užklijavus turėtų atrodyti man štai taip pat. Ir, nu, lyg tai pataikiau per vidurį, aš taip žiūriu dabar, kad viskas lyg tai gerai. Nekreivai nieko, čia yra sudėtingiausias dalykas. Nekreivai užklijuoti, ko gero, taip. Tai, nu, bus gerai, biškį netaip trins, reiškia, visą tą baką, nežinau kaip čia pavadinti, reiškia, bet, sakykim, turėtų savo funkciją atlikti. Nu, dabar belikę yra tie šoniniai daikčiukai, du. Nežinau, kaip juos gerai užklijuoti, bet turėtų irgi kažkokiu tai būdu pavykti, aš manau. Beje, šitas daikčiukas yra Made in Japan, kaip ir kitos pusės lygiai taip pat. O tie daikčiukai, palaukit, kurios čia pusės dabar yra right hand, tai va, kairės pusės. Tai kažkaip užsideda jisai. O taip, maždaug taip reiškia. Atrodo jisai, tik tai reikia, aišku, jį atlipdyti nuo to balto ir priklijuoti ir tos juostelės baltos, aišku, neliks. Tai ir viskas, vienoje pusėje. Kitoje pusėje. Viskas tvarkoj. Aišku, lipdukų klijuotojas, o tokių dalykų iš manęs, nekoks, kaip dauguma turbūt žinot. Labai jau, kaip čia pasakyti, man vienas ar kitas milimetras į šoną, per dūšę kerta. Bet, lyg tai pataikiau. Gal nežinau, kaip čia iš tikrųjų reiškia, bet, mano knygose pataikiau, sakykime taip. Tai va. Štai ir viskas, brangieji, tokie va darbeliai smulkus su Z650 ir tiek va tų visokių reikaliukų, kaip sakoma, Crazy Iron, lankai, jeigu taip jūs galima pavadinti, nelabai čia lankas, aišku, bet, sakykime, apsaugos, reiškia slaideriai, apsaugos, reiškia originalus Kawasaki, reiškia kojų, kad neslystų keliai, reiškia būtų už ko laikytis ir šitas daikčiukas. Ir dar kelios, aišku, tos kosmetinės detalės, gaila, kad ne visos, bet kada nors ateis ir ta viena dar trūkstama, reiškia, detalė. Tai va, brangieji, su šito motociklu tiek, ir ko gero einam prie kokių nors kitų.